Vitaminą D gauname tiek endogeniškai iš saulės, tiek egzogeniškai iš maisto ir papildų. Tačiau yra paplitęs mitas, kad vasarą papildomai vartoti vitamino D nereikia, nes atseit gauname pakankamai iš saulės. Taip, galite jo nevartoti, jeigu jūs visą dieną esat lauke ir renkat braškes ir dar kasdien valgote menkių kepenėlės, ikrus ir riebę žuvį. Tačiau daugeliui tai nėra realybė ir tokiu atveju vitamino D vartojimas kokybiško papildo forma tampa būtinas, jei norite palaikyti stiprią imuninę sistemą ir gerą savijautą. Svarbu suprasti, kad vitamino D trūkumo nėra tuomet, kai jo kiekis kraujyje yra arti viršutinės normos ribos, ne tiesiog kažkur viduryje normos. Todėl vitamino D dozė visada turėtų būti parenkama individualiai, remiantis kraujo tyrimais ir jūsų organizmo gebėjimu įsisavinti šį vitaminą.